Labą dieną visiems. Labai džiugu matyti visą būrį susirinkusių į šiandienos webinarą. Mano vardas yra Deimantė ir aš esu mitybos specialistė. Šiandien jūs pakviečiau paklausyti savo pačios istorijos, kaip aš atsidūriau Zinzino kompanijoje, koks tai buvo didelis mano sveikatos lūžis, kai aš pradėjau vartoti Zinzino produktus. Tai visą tai jūs šiandien sužinosite. E, Gal pradėsiu nuo to, kad mano pačios sveikata šlubavo keletą metų, nors pati atrodo esu mitybos terapeutė, homeopatė. Tikrai buvau išbandžiusi daugybę dalykų, pradedant įvairius papildus, mitybos tendencijas, homeopatinius preparatus ir taip toliau, bet atrodė, kad niekas nepadeda. Taigi aš turėjau saulės alergiją ir opinį kolitą. Ir iš tikrųjų gaudavau įvairiausių patarimų ir nuo gydytojų, ką daryti, ir įvairių netradicinių atstovų, kad turėčiau tą ir tą daryti, bet kaip minėjau, niekas neveikia. Ir vieną dieną į mano gyvenimą būtent pasibeldė Zinzino produktai ir čia įvyko didžiulis stebuklas su mano pačios sveikata. Po pusantro mėnesio saulės alergija visiškai dingo, nors ją turėjau šešerius metus. Ir po pusės metų opinis kolitas taip pat pasitraukė. Ir žinoma, būdama kaip mitybos terapeutė, panorau sužinoti, kas čia yra kitaip, kuo šie produktai skiriasi nuo kitų, kad man jie šitai padėjo. Ir apie visą tai papasakosiu Jums tolimesnėje mūsų prezentacijoje. Tai jie buvo būtent tas sakyčiau, lūžis, kas atvedė mane į būtent žmonių sveikatinimą, nes pamačiau, kad galiu labai greitai padėti daugeliu žmonių, nes pripažinkime, kad mitybą keisti yra pasiruošę daugelis, tačiau daugeliui tai būna labai sunkus dalykas. Bet pridėjus keletą esminių labai svarbių maistinių medžiagų į savo mitybą daug laiko nekainuoja. Ir tai pamačiusi aš būtent atradau, kad Zinzino produktų protokolas labai puikiai veikia ir jį labai lengva pritaikyti mūsų kasdieninėje mityboje. Taigi, pradėkim tada truputėlį Zinzino pačios įmonės apžvalgos, kaip viskas veikia ir tuomet judėsime toliau. Taigi, apskritai kalbant ar ne, tuoj pasijungsiu skaidres, štai, kad mes visi norime jaustis gerai, būti sveiki, tačiau ką aš pati matau ir ką pamatė Zinzino kompanija, kad mūsų medicininė pažanga, mūsų pati medicina, vaistai, preparatai, technologijos, dirbtinis intelektas, visa tai kuria didžiulę, atrodo, vertę medicinoje, bet ką mes matome, kad žmonių problemos tik gilėja, žmonių sveikatos problemų tik daugėja ir baisiausia, kad tomis sveikatos problemomis suserga vis jaunesni žmonės. Taigi būtent Zinzino ir iškėlė klausimą, kodėl, kasgi vyksta su mūsų mityba, su mūsų gyvenimo būdu, kad mes, atrodo, turėdami pažangiausias technologijas, didžiausius pasirinkimus maisto produktų, sveikų, įvairių super maistų ir taip toliau, mes vis tiek sergame. Daugelis žmonių tiesiog turi po kelias lėtines ligas. Taigi, kasgi vyksta? Būtent buvo pradėtas kelti šis klausimas. Ir tikriausiai visi sutiksite, kad su Hipokrato posakiu, kad tegul maistas būna jūsų vaistas, o vaistas jūsų maistas. Taigi dalis mūsų visų ar ne negalavimų prasideda būtent lėkštėje. Tai Zinzino būtent atkreipia dėmesį į šį dalyką, kad pamatydami, ko trūksta mūsų mityboje. Ir vienas iš tų dalykų tai buvo būtent omega-3 riebiosios rūgštys. Taigi buvo pradėta žiūrėti į patį omega-6 ir omega-3 balansą. Kasgi vyksta, kodėl žiūrint į istoriją, žmonės buvo kur kas sveikesni, tik aišku, jie sirgdavo nuo kur kas kitokių ligų, kaip didesnių tenais infekcijų, kadangi neturėjo pakankamos higienos, tų ar ne dalykų, bet tokių lėtinių ligų, vėžinių susirgymų, tokių dalykų praktiškai net nebuvo girdėti.
Taigi, pasižiūrėjus į priešistorę, ar ne, būtent mūsų mitybos, tai mes matome, kad genetiškai mūsų omega 6 ir omega 3 santykis turėtų būti 1:1, kad mes jaustumėmės gerai ir mūsų, kaip sakau, nepultų lėtinės ligos ir lėtinis uždegimas. Šiai dienai Pasaulio sveikatos organizacija bent jau teigia, kad mūsų santykis turėtų būti 3:1, tai reiškia omega 6 3, omega 3 vienetukas, ar ne? Bet ką mes matome bėgant metams ir atėjus į mūsų šių dienų metus, mes matome, kad tas santykis kardinaliai ėmė keistis ir aišku į blogąją pusę. Taigi anksčiau žmonės suvartodavo labai ekologiško, daug vietoje, geografinėje zonoje užaugintų maisto produktų. Šiai dienai mes turime didžiausią suvartojimą per visą istoriją būtent perdirbto maisto, perdirbtų aliejų, visų kaitintų aliejų ar nesuvartojimą. Ir tas santykis pradeda išsikreipti. Taigi paaiškinsiu truputėlį išsamiau, kas būtent vyksta, kai mūsų omega 6 ir omega 3 santykis išsikreipia. Taigi, jeigu pas mus vyrauja būtent omega 6 ar ne, tas perviršis, tai pas mus pradeda vykti tam tikri lėtiniai uždegimai ir jie gali pradėti reikštis, tarkim, sąnarių skausmais, gali pradėti reikštis širdies ir kraujagyslių sutrikimais, įvairios susilpnėjusios organų funkcijos. Daugeliui gali būti odos problemos. Visos puokštės, iš tikrųjų, ką mes matome šiandien, ko daugiausiai ar ne ir skundžiasi žmonės, tai yra būtent sutrikimas ten, kad ląstelėje pradeda dominuoti omega 6 riebiosios rūgštys. Ir jeigu pasižiūrėtumėm ar ne į pačią ląstelę, va čia labai yra gera skaidrė, kurią noriu būtent akcentuoti, tai omega 3 riebiosios rūgštys, jos dalyvauja kiekvienos ląstelės membranos gyvenime. Ir kiekvieno mūsų audinio, mūsų organo ląstelės sudedamoji dalis, ar ne, yra ta omega 3 riebioji rūgštis. Ir čia mes matome tuomet jau sveika visa smegenų funkcija, plaukų kokybė, rega, reprodukcinė sistema, širdies ir kraujagyslių ligos ir taip toliau. Viskas čia pradeda tvarkytis. Tačiau norėčiau akcentuoti būtent ar ne du tuos ląstelių paveikslėlius, kad jums būtų aiškiau suprasti. Taigi, kairėje pusėje mes matome raudonos spalvos ląstelę, tai raudona rodo, kad ląstelės funkcija yra suprastėjusi ir ląstelės membrana yra kieta ir standi, nes ten vyrauja omega 6 riebiosios rūgštys, perteklius jų. Tai reiškia, kad visos maistinės medžiagos, ką jūs suvalgote, visi gal kiti vitaminai, ką jūs vartojate, jie negali normaliai patekti į ląstelės vidų ir atlikti savo darbo, ar ne? Kas dar blogiau vyksta, kad metabolinės atliekos, kurios susidaro būtent ląstelėje, negali pasišalinti taip, kaip turėtų pasišalinti. Tuomet čia jau prasideda būtent ląstelės sirgimas ir tokia ląstelė po ląstelės formuoja sergančius audinius. Tai, kad irgi būtų tiesiog paprasčiau įsivaizduoti, įsivaizduokite skaudamą sąnarį, tai reiškia ten susidarė didelis kiekis tokių raudonų ląstelių. Ir ląstelės nebegali gerai funkcionuoti ir susidaro uždegimas ir ten mes turime patinimą, skausmą ir ta vieta jau mūsų prašosi pagalbos. Taigi, kaip sakau, kiekvieną ligą mes turime spręsti nuo ląstelės lygmenio. Ne tai, kad patepėm kažkokį ar ne kremuką, kažką, bet tiesiog tai yra ženklas, kad mūsų ląstelėse yra netvarka. Ir štai noriu atkreipti dėmesį į žalią ląstelę, tai yra mūsų visų siekiamybė, tai yra gerai funkcionuojanti ląstelė, kuri yra sveika ir jos membranoje yra pakankamas kiekis omega 3 riebiųjų rūgščių. Taigi į šią ląstelę gali kuo puikiausiai patekti visos maistinės medžiagos ir vėlgi, kas svarbiausia, visos atliekos pasišalinti, kad tos ląstelės nesargdintų.
Taigi, būtent omega 3 čia ir atlieka patį svarbiausią darbą, nes vat noriu, kad įsidėtumėte į galvas ir atsimintumėt, kad omega 3 tiesiogiai dalyvauja tos ląstelės sandaroje, ląstelės membranos sandaroje. Ir čia būtinai turi būti užtikrintas va, tas kiekis omega 3 riebiųjų rūgščių, jeigu mes norime turėti žalias ląsteles, žalios spalvos ląsteles. Šią skaidrę irgi labai mėgstu, nes daugelis žmonių vat, būtent taip ir gyvena šiai dienai. Kai aš dažnai konsultuoju savo pacientus, kalbuosi su draugais ar kažkam pasakoju apie priešuždegiminę mitybą, daugelis sako, kad na, aš jaučiuosi puikiai šiai dienai, nereikia man tavo protokolo, nereikia man nieko vartoti, visko, ką aš gaunu, man pakanka su maistu ir taip toliau. Tai vat, dažnai mėgstu čia ir papasakoti, kad mūsų mityboje nėra pakankamo kiekio omega 3 riebiųjų rūgščių. Tiesiog jų nebėra dėl to, kad pasikeitė visas maisto perdirbimas, maisto patekimas taip, kaip būdavo anksčiau, ar ne? Mes turime daug pramoninių būdų augintos žuvies, mėsos, kiaušinių, tai visa tai sudaro omega 6 perteklių. Ir daugelis žmonių, vat, matydami ar ne tą vat, tokį, kad na, šiai dienai aš jaučiuosi gerai, nemato to savo vidaus, tų savo ląstelių. Ir daugelis gyvena vat, kaip tas vat, icebergas, ar ne? Kad na, atrodo pradžioje kaip ir viskas gerai, bet to, ko mes nematome, dažniausiai tai gali stunoti mūsų vat, būtent organizme, tas lėtinis uždegimas ir 5, ir gal net 10 metų, iki kol pas mus jau pasireiškia kažkokia liga. Tai jeigu mes norime prevenciškai padėti savo organizmui, mūsų tikslas yra būti kuo arčiau to idealaus santykio, kad vėliau neišlystų tam tikri vat, lėtiniai uždegimai ar lėtinės ligos. Ir kaip daugelis tyrimų rodo, būtent prie didžiausio ar ne antiuždegiminio viso protokolo dalyvauja būtent omega 3 riebiosios rūgštys. Dar kas labai buvo man bent jau įdomu, kai prasidėjo mano Zinzino kelionė, iš tikrųjų apie tokį tyrimą aš nebuvau girdėjusi. Tačiau, kai pradėjau domėtis, pamačiau, kad visuose mano knygose, kurias skaitau užsienio autorių literatūroje, visus gydytojus, kuriuos seku socialinėje erdvėje, Dr. Eiks, Dr. Oz ir visi kiti, visi yra pasakoja apie omega 6 ir omega 3 svarbą mūsų mityboje. Ir apie tai, kad mums reikėtų žinoti. O kaipgi mes sužinosime, jeigu netliksime tyrimo, kurį gali parodyti labai paprastas kraujo testas. Ir iš tikrųjų, kai aš pasidariau šitą testą, šitą tyrimą, mano rezultatai nebuvo tokie geri, kokius aš įsivaizdavau turėsinti, nes, kaip minėjau, tikrai pasitikėjau savo mitybą, nes esu mitybos terapeutė ir atrodo tikrai žinau, ką valgyti. Tačiau tai dar kartą man atvėrė akis, kad būtent va, šitos labai svarbios omega 3 riebiosios rūgšties trūksta mūsų mityboje, kad ir kokia ideali ta mityba mūsų atrodytų, nes mes tiesiog vartojame maistą, kuris yra nesubalansuotas. Ir šie tyrimai iš tikrųjų daugeliui mano pacientų atvėrė akis, nes daugelis irgi sakydavo, kad na, aš vartoju, tarkime, kitą produktą, aš labai gerai maitinuosi, man nereikia tikrai nieko papildomai vartoti ir daugelį jų įkalbėjus, tiesiog pamatyti juodą ant balto, daugeliui buvo, na, kaip minėjau, atvertos akis, kad iš tikrųjų nėra ta mūsų mityba tokia ideali, kaip mums atrodo. Ir pamatę būtent savo rodiklius, žmonės tikrai nebenorėjo būti ten, kur yra. Ir būtent Zinzino protokolas labai gerai čia pagelbėjo, būtent jiems būti, na, ne priekyje savo sveikatos ir padėti išvengti to lėtinio uždegimo. Šis tyrimas yra siunčiamas į Norvegiją, į nepriklausomą laboratoriją, su kuria bendradarbiauja daugelis universitetų, daugelis kitų įmonių. Taigi tikrai rezultatai yra patvirtinami, yra gaunami iš nepriklausomos laboratorijos ir
Labai buvo faina stebėti mūsų kolegų tikrai tokį didelį užmojį, kai jie norėjo patikrinti, ar tikrai rezultatai pareina tikslus, nieko nėra, nėra jokios įtakos, sakykime. Tai buvo atlikti tyrimai ir kituose Europos laboratorijose nepriklausomose ir iš visų laboratorijų atlikus tą patį kraujo lašo tyrimo tam pačiam žmogui parėjo tokie patys rezultatai. Tai dar kartą patvirtino, kad tikrai laboratorija yra labai patikima ir rezultatai pareina labai tikslus. Taigi, ką rodo mūsų atlikti tyrimai, na čia bendrai žinoma, viso zinzino ar neatlikti tyrimai, kad žmonės yra tokiais procentais nesubalansuoti. Ir iš tikrųjų pasižiūrėjus į testus, kuriuos mes atliekam, tai kartais pasidaro tikrai labai labai aišku, kodėl ligoninėse yra nebesuspėjama gydyti žmonės, kodėl žmonės yra pikti ant gydytojų, nes jie blogai jaučiasi ir jiems niekas negali padėti. Todėl, kad beveik 99% pasaulio gyventojų yra nesubalansuoti. Visiems yra didžiulis trūkumas omega-3 riebių rūgščių ir perteklius omega-6 riebių rūgščių. Taigi, kiek mes turime čia darbo, kiek reikia, kaip aš sakau, turėti jėgų ir rasti bendraminčių, kurie norėtų būtent žmonėm pasakoti apie tai, kad mes esame patys savo ar ne atsakingi, ką mes kiekvieną dieną dedamės į lėkštę, ar mes užtikriname, kad pas mus bus geras omega-3 kiekis ir nuo to pradėti tvarkyti savo sveikatą, nes niekas kitas jums nepadės, jeigu nenorėsite padėti patys. Ir būtent tai ir paskatino mane burti bendruomenę, burti komandą žmonių, kurie norėtų skleisti šitą žinią apie tai, ką daro Zinzino kompanija ir padėti, nes aš, kaip juokauju kartais ir savo komandai, sakau, aš viena nebespėju. Įsivaizduokite, jeigu mūsų bus 20, 30, 40, 50 žmonių bendruomenė, kuri eis ir pasakos žmonėm apie šiuos dalykus, ar ne, ko trūksta mityboje, tai kiek mes žmonių galėsime paliesti, kiek mes žmonių gyvenimų galėsime padėti sutvarkyti. Tai todėl man yra labai labai svarbu dalintis tai, ko trūksta mityboje. Ir mano, kaip minėjau, misija yra ieškoti bendraminčių ir žmonių, kuriems irgi rūpi sveikata, jų pačių visų pirma, ir yra noras padėti kitiems jaustis geriau. Tai Zinzino sveikatos protokolas tikrai gali labai stipriai padėti daugeliu žmonių jaustis geriau. Ir tai gali, kaip minėjau, būti labai paprastas dalykas, kuris gali kardinaliai pakeisti žmogaus sveikatą. Ir kas vyksta mūsų ląstelėje per 120 dienų. Taigi mūsų ląstelė gali atsinaujinti, gali pakeisti savo visą, kaip sakau, sandarą ar ne, visą savo ląstelės membranos sudėtį per 120 dienų. Taip jau yra padaryta, mūsų pačių organizmo sukurta, kad mūsų raudonieji kraujo kūneliai, eritrocitai atsinaujina per 120 dienų. Tai jeigu mes tą 120 dienų duosime tai, ko mums reikia, po šitiek dienų mes pamatysime kardinalų rezultatą savo ląstelės membranoje. Todėl būtent Zinzino ir protokolas ar vartojimo trukmė ir buvo sukurta taip, kad mes pamatytumėm rezultatą. Mes visiems savo klientam, pacientam ir būtent akcentuojame, kad vieno buteliuko ar ne suvartoti nepakanka. Jeigu mes norime matyti tikrą rezultatą, mes turime leisti kraujo eritrocitams ar ne atsinaujinti. Tai reiškia, kad būtent balansinį aliejų mes turėtumėm vartoti mažiausiai 120 dienų, kad pamatytumėme realius pokyčius, kas vyksta. Ir iš tikrųjų daugelis mano, kaip minėjau, pacientų, daugelis mano klientų būtent praėję tą 120 dienų, kaip sakau, terapiją ir atlikę antrąjį testą pamatė didžiulius pokyčius savo ląstelės viduje, bet aišku ir savijautoje.
Tikrai turiu nuostabių sveikatos istorijų, pradedant nuo mažučiukų vaikučių dermatitų, baigiant iki onkologinių susirgymų, kai žmogus tikrai atkūrė savyje tą ar ne balansą, pradeda jaustis kur kas geriau, ne tik tai, kad, tarkim, energija pagerėja, bet ir tikrai, jeigu tai buvo odos problema, jinai užgyja, jeigu tai buvo širdies kraujagyslių kažkokios problemos, pradeda gerėti rezultatai, skydliaukės problemos, net gydytojai klausia, ką jūs pradėjote daryti, nes jūsų rodikliai keičiasi, jums nebereikia tiek vartoti jau, tarkim, vaisto tiroksino ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tie pokyčiai vyksta gan greitai, nes produktai daro savo ir, kaip aš sakau, kaipgi nepradės keisti sveikata, jeigu mes gražiname vieną reikalingiausių maistinių medžiagų į mitybą. Na ir tikrai galiu pasidžiaugti, kad mūsų kompanijoje dirba patys nuostabiausi gydytojai, specialistai, profesoriai, kurie tikrai deda didžiulės pastangas, kad atrastų pačias geriausias formulės mūsų produktams. Tikrai rekomenduoju pasekti ypatingai gydytoją Paulą Kleitoną, kuris dalinasi nepaprastai svarbia informacija, jog parašytos knygos mūsų maistas, tegu būna jūsų vaistas, ypatingai yra nuostabios mokslinės literatūros, kuriuose galima labai paprastai ir aiškiai suprasti, kodėl mes ar nesergame. Ir jis tikrai labai daug indėlio įdėjo į visas formulės, kurias turi Zinzino savo produktuose. Ir jo būtent ir buvo indėlis padaryti produktus, kurie būtų veiksmingi ir tikrai darytų tai, ką pažada. Taigi tikrai turime, kaip ir minėjau, labai tvirtą užnugarį, kas stovi už Zinzino produktų, ir tai nėra tik šiaip sukurti produktai. Šie produktai yra sukurti tam, kad tikrai veiktų ir keistų jūsų savijautą. Taigi, vienas iš tikriausiai, kaip vadinu, perliukų ar tas vadinamas angliškai signature produktas, tai ir buvo būtent balansinis aliejus, nuo ko Zinzino pradėjo savo, na, sakykime, sveikatos ar net tą visą revoliuciją. Ir būtent jie norėjo sukurti omega-3 papildą, kuris tikrai veiktų. Ir kartais mūsų gydytojai net juokauja ir sako, mes draudžiame jums vadinti tai maisto papildu. Tai yra tiesiog tas pats maistas, tik tai skistoje formoje, tai tiesiog skista žuvis. Ir būtent jų tikslas ir buvo sukurti omega-3, kuri veiktų. Tai ką per daug metų tyrinėjant omega-3 pamatė būtent ar ne gydytojai ir specialistai dirbdami, kad daugelis omega-3 papildų taip ir netlieka savo darbo iki galo, taip ir neveikia. Ir vienintelis dalykas, na, vienas svarbiausių tikriausiai dalykų, ką jie suprato ir pamatė, tai yra antioksidantas, kuris yra dedamas į omega-3 papildą. Ir tikslas buvo sukurti tokį, kad tikrai veiktų ir pasiektų ląstelę. Tai buvo bandome ieškoti antioksidanto, tokio, kurisai veiktų ilgai ir galėtų atlikti savo darbą. Tai apžvelgiant ar ne ir kitus produktus, mes matome, kad dažnai antioksidantai būna tiesiog omega-3 papilduose, rozmarino ekstraktas, vitaminas E, dar kažkoks kitas antioksidantas. Tai Zinzino būtent išskirtinumas ir yra, kad yra dedamas kokybiškiausias ir labiausiai veikiantis antioksidantas, tai yra alyvuogių aliejaus polifenoliai. Ir tai buvo, kaip aš sakau, revoliucija omega-3 pramonėje, kad būtent Zinzino pradėjo, būtent jie buvo pionieriai, kurie pradėjo kurti omega-3 su alyvuogių aliejaus polifenoliais. Ir ši formulė tapo, kaip sakau, bestselleriu ir tikrai labai stipriai veikiančiu produktu, keičiančiu žmonių sveikatas. Čia yra labai irgi gera skaidrė, tai yra Sintef tyrimas atliktas, būtent rodantis, kiek valandų ar ne koks aliejus veikia mūsų organizme. Tai matome, kad būtent alyvuogių aliejaus polifenoliai veikia ilgiausiai, virš 24 valandų mūsų organizme. Ir tai yra labai svarbus akcentas, nes labai svarbu suprasti tai, kad daugelį omega-3
3 papildų mes vartojame, gali būti jau net, kaip sakau, oksidavusius. Tai ypatingai žmonės, kurie išgirsta, tarkim, žuvų taukai pavadinimą ir iš karto puola raukyti nosį, teigdami, kad jie tikrai jo negers, nevartos, nes po to atsirūks žuvimi, kankins tas blogas žuvies poskonis ir taip toliau. Tai būtent tai yra bloga praktika nuo neefektyvių ir su blogais antioksidantais žuvų taukų. Nesioksidavęs geros kokybės omega-3 papildas niekada jums nepadarys šito, ar ne, šalutinio tokio poveikio, kad mes atsirūksime žuvimi, mums jausis tas žuvies skonis burnoje. Taip neturėtų būti. Tai čia ir yra kokybės ir efektingo omega-3 ženklas, kai mes neturime to, ar ne, tokio žuvies poskonio. Ir norėčiau dar keletą pabrėžti svarbių akcentų. Tai omega-3, kaip minėjau, balansinė aliejai sudaro net 40% alyvuogių aliejaus ingredientų. Toliau visos žuveles, kurias naudoja būtent aliejaus išspaudimui, yra laukinės, vadinamos mažos žuvelės, tai sardinės, ančiuviai, skumbrės, kurios nespėja sukaupti sunkiųjų metalų savyje. Kitas labai svarbus dalykas, kad mūsų balansinį aliejų reikia vartoti pagal svorį ir amžių. Tai duoda didžiulę irgi įtaką efektyvumui, nes labai dažnai matome ant kitų, tarkim, gamintojų preparatų nurodyta, kad vartoti tik vieną, pavyzdžiui, vieną kapsulę, ar ne, per dieną. Ir patampa neaišku, tai ar žmogus, kuris sveria 50 kg, jam bus, tai, ta prasme, jam gal ir užteks, bet tarkime žmogus, kuris sveria 130 kg, ar ir jam tokia pati dozuotė, kaip ir tam 50 kg sveriančiam žmogui. Taigi buvo irgi atlikta daugybė tyrimų, rodančių, kad omega-3 būtina yra dozuoti pagal svorį. Kiekvienas kilogramas mūsų kūno svorio turi gauti mažiausiai 0,15 ml aliejaus, kad patenkintumėme visus organizmo poreikius ir kad užtikrintumėme efektyvų ar ne aliejaus įsisavinimą. Taigi, jeigu mes, kaip minėjau, vartosime tą patį kiekį, nesvarbu, kiek kilogramų mes sversime, tai mes negausime to maksimaliausio rezultato, kokį gautumėm dozuodami pagal būtent žmogaus svorį. Na ir trumpai tiesiog yra keletas kitų nuostabių balansinių aliejų, tai ypač ką domina su daugiau polifenolių, turime šį būtent 4 kartus didesnį kiekį polifenolių sudarantį balansinį aliejų. Taip pat yra kapsulės, kas vis tiek nemėgsta to vadinamo skysto pagrindo ar ne žuvų taukų, ar labai patogu keliaujantiems daug vartoti būtent SN kapsulės. Na tikrai kiekvienas žmogus gali rasti savo tinkantį balansinį aliejų. Labai svarbu irgi paminėsiu trumpai apie AquaX formulę, tai yra patentuota vandenyje tirpi formulė, tinkanti būtent vartoti žmonėms, kurie apskritai negali vartoti riebaus maisto. Tai kam yra pašalinta tulžies pūslė, kas turi taip problemų su riebalų virškinimu, tai AquaX yra taip pat, kaip sakau, revoliucinis omega-3 papildas, kurį gali vartoti bet kuris žmogus, kuriam yra netgi, kaip minėjau, sunku su riebalų virškinimu. Ir taip pat šis aliejus yra, kaip sakau, viską keičiantis, kas liečia vaikus ir omega-3, tai tie, kurie taip pat nemėgsta tų aliejukų ar ne, tai puikiai galima paslėpti į maistą ir taip užtikrinti, kad jūsų vaikutis gautų reikiamą kiekį omega-3. Taip pat yra veganinis. Tai ypatingai jeigu kažkas, kas klausotės, esate būtent vegetarai, veganai, tai ką pastebėjome irgi iš tyrimų, kad daugelis turi tikrai prastus rezultatus, nes vien iš augalinės kilmės gauti reikiamą kiekį EPA ir DHA yra tikrai labai sunku, tą rodo mūsų, kaip minėjau, atlikti testai. Ir tikrai veganai turėtų vartoti papildomai omega-3 riebiąsias rūgštis. Tai tik tai veganams yra būtent veganinė formulė pagaminta iš dumblių.
Na ir kas dar yra labai svarbu, kadangi Zinzino tikrai dalyvauja daugelyje renginių, remia daug sportininkų, olimpinių atletų, yra, na, kaip sakau, stengiasi prisitaikyti prie visų žmonių mitybos poreikių, tai visi produktai yra be glitimo, be cukraus, turi Sport Informed ženkliuką, kuris reiškia, kad na, produktus gali vartoti netgi olimpiniai atletai. Tai reiškia, kad tikrai nebus kažkokio tai rasta kraujyje neleistinų medžiagų. Tikrai turi praktiškai visus reikalingus, kaip sakau, ženkliukus, atitinkančius kiekvieno žmogaus poreikį. Taip pat svarbu pabrėžti, kad omega-3 gali vartoti, ne tai, kad gali, bet ir turi vartoti visi, pradedant nuo mažučiuko vaikučio, kuriam jau prasidėjo primaitinimas, ir žmogus, kuris na, bet kokiame gyvenimo tarpsnyje, paauglys, besilaukianti moteris, daug dirbantis vidutinio amžiaus žmogus, pensijinio amžiaus žmogus, visiems, bet kuriame amžiaus tarpsnyje yra labai reikalingos omega-3 riebiosios rūgštys. Na ir čia yra EFSA patvirtinti teiginiai dėl sveikatos. Tai ką tikrai atlieka omega-3 riebiosios rūgštys, tai tikrai, manau, labai puikūs teiginiai, rodantis, kad tiesiog, kaip aš mėgstu sakyti, nuo galvos iki kojų kiekviena mūsų sistema tikrai mums padėkos, jeigu mes įvesime omega-3 riebiąsias rūgštis. Ir trumpai dar apie kitus produktus, kurie sudaro būtent Zinzino sveikatos protokolą. Tai yra prebiotinės skaidulos, kurios irgi atlieka labai svarbu vaidmenį žmogaus mityboje, ką rodo naujausi tyrimai, kad beveik 80% žmonių pasaulyje negauna pakankamo kiekio prebiotinių skaidulų. Tai reiškia, kad prasideda žarnyno problemos, tarkime, tas pats cholesterolis ar ne, turi didžiulę įtaką, ar mes turėsime padidėjusi cholesterolį. Moters hormonų sveikata irgi labai priklauso nuo prebiotinių skaidulų. Taigi žarnynas yra antrieji mūsų, ar ne, kaip sakau, antrosios smegenys, antrieji namai, kuriuos mes turėtumėm labai mylėti ir rūpintis. Tai prebiotinės skaidulos tikrai atlieka didžiulį vaidmenį žarnyno sveikatoje, imuniteto sveikatoje ir rekomenduoju vartoti praktiškai kiekvienam, kuris vartoja, kaip sakau, maistą, kuris yra iš prekybos centrų. Nes kuo daugiau mes vartojame to tokio perdirbto maisto, reiškia, tuo mažiau skaidulinio maisto mes suvalgome. Tai Zinobiotik skaidulos gali būti puikus papildymas tų prebiotinių skaidulų, taip pat bet kokio amžiaus ir bet kuriam žmogui. Toliau mes turime Zinzino Extend Plus vitaminus, mineralus ir antioksidantų kompleksą. Tai irgi yra vienas mano mylimiausių produktų, ką aš pastebėjau tiek ant savęs, tiek ant savo pacientų, kad pradėjo vartoti Extend Plus papildą, kuris yra, tarp kitko, visiškai natūralios sudėties, nėra jokių sintetinių ingredientų, tai yra visiškai natūralus papildas, kuriame yra labai gausu vitaminų, mineralų, šito kurkumino, alyvmedžių ekstrakto, brokolio ekstrakto, žaliosios arbatos ekstrakto, na tikrai labai stiprių antioksidantų junginių. Tai daugelis žmonių pajaučia kardinalų energijos padidėjimą, moteris pastebi plaukų pagerėjusią būklę, jeigu skaudėjo sąnariai, irgi prisideda prie sąnarių skausmo mažinimo. Na tikrai labai visapusiškas toks papildantis mūsų kasdienės mitybos spragas maisto papildas. Tikrai, kaip minėjau, daugelio tai yra favoritas ir daugelis, kaip dar šiandien kalbėjau su viena savo kliente, sako, aš manau, kad aš esu, sako, priklausoma nuo Extend Plus, nes sako, tikrai, jeigu tik nebevartoju, atrodo, turiu mažiau energijos. Tai aš jai tiesiog atsakiau, kad tokios sudėties produkto aš pati nesu mačiusi savo, kiek aš esu mačiusi įvairiausių papildų ir kad viskas būtų natūralios kilmės, tai tiesiog, kad mes paimtumėm va tokį glėbį gerų maisto produktų, antioksidantų ir tiesiog kiekvieną dieną suvalgytumėm.
Tai kaip minėjau, Zinzino turi ar ne tą sveikatos sukurtą protokolą, kurį yra labai lengva taikyti ir kurį gali, kaip sakau, išmokti taikyti kiekvienas, kuriam įdomu yra sveikata, sveika gyvensena. Tiesiog atstatyti riebiųjų rūgščių profilį, papildyti žarnyną prebiotinėmis skaidulomis ir papildyti mitybos spragas su X10 plus papildu. Taip pat mes į sveikatos protokolą visai nesenai prijungėme ir dar vieną papildą, tai yra šafrano ekstraktą, nes tikrai ką pastebėjome, kad labai daug žmonių, šiuolaikinių žmonių turi problemų su nervinė sistema, su padidėjusiu išaugusiu stresu, su nemiga. Taigi Vyva labai puikiai atliepia šiuos dalykus ir daugelis žmonių tiesiog pradeda jausti tikrai pagerėjusią nervinės sistemos veiklą, geriau užmiega ir išsimiega. Vaikai, kurie pavartoja taip pat šafrano ekstrakto Vyva, turi kur kas geresnius rezultatus mokykloje, jaučiasi ramesni, labiau subalansuoti, susikoncentravę ir tikrai tai yra vienas tikriausiai reikalingiausių tokių papildymų šiuolaikiniam žmogui, pas kurį tempas ir gyvenimo būdas yra tikrai didžiulis. Ir štai čia yra visas asortimentas, tai jeigu kam bus įdomu, galėsime atsiųsti daugiau informacijos apie visus kitus būtent Zinzino produktus. Na ir čia jūs matote būtent, ką ir minėjau apie lengvaatlečius, apie sportininkus. Tai Zinzino bendradarbiauja su daug sportininkų, yra būtent netgi sportininkai remiami Zinzino produkcija ar ne, ir taip jiems padeda siekti geresnių veiklos rezultatų, o jie kaip atsilygindami būtent ir rodo ar ne, kad būtent Zinzino jiems padeda atlikti geresnius savo pasirodymus. Ir kas dar labai svarbu, jeigu jūs ir gyvenate bet kurioje kitoje šalyje, bet kuriame kitame ta prasme, žemyne, tai nesvarbu. Zinzino sveikatos veiklą gali vykdyti bet kas praktiškai iš bet kurios pasaulio šalies. Taigi, jeigu jums tik, kaip minėjau, yra artimas sveikatingumas, noras padėti kitiems žmonėms, jūs galite jungtis į mūsų bendruomenę ir padėti skleisti, sveikatos žinias, sveikatos protokolą žmonėms, kurie nėra apie tai gal girdėję, arba tiesiog tiems, kurie dar nespėjo išgirsti Zinzino. Nes manau, kad vieną dieną Zinzino tikrai bus beveik kiekvienose namuose. Taigi jums gali netgi kelti toks klausimas, ar ne, tai kaip aš galiu viską daryti. Svarbu pabrėžti tai, kad Zinzino produktus jūsų klientai gali gauti tiesiogiai iš pačio Zinzino ar ne sandėlio. Jums nereikia nieko turėti namuose, viską už jūs padaro Zinzino, viską, ką jums reikia turėti, tai tik tai telefonas, kompiuteris ir jūsų noras padėti kitam. Ir tiesiog įgavę tam tikras žinias apie produktus, supratę, kaip Zinzino produktai veikia, jums tai reikia eiti ir, kaip minėjau, skleisti tą žinią, pasidalinti tą svarbą ar ne, kiek yra svarbios omega-3 riebiosios rūgštys ir kaip tai gali padėti atkurti žmonių sveikatą. Tai kaip minėjau, omega-3, ta prasme, žuvų taukų, gal kitaip kalbant, rinka yra tiesiog didžiulė pasaulyje. Beveik 500 milijonų žmonių vartoja omega-3 papildus. Ir tai rodo, kad žmonės nori jaustis geriau, bet ne visi žino, kokį produktą atsirinkti. Tai jeigu jums šiandien informacija, kurią aš būtent pateikiau, kažkiek surezonavo, kaip turi atrodyti omega-3 papildas, tai visą, ką jums reikia padaryti, tai papasakoti savo draugui, savo kaimynui, savo bendradarbiui, kad vartotų tai, kas yra tikrai veiksminga. Na ir kaip tapti tuo ar ne Zinzino partneriu ar žmogumi, kuris padės žmonėms skleisti žinias apie sveikatą. Tai, kaip sakau, viskas, ko jums reikia, tai tiesiog turėti didžiulį norą padėti kitiems. Viską galima išmokti, tikrai
nebūtina būti kaip aš ar ne mitybos specialistu, tai gali daryti žmogus turintis visai kitokį išsilavinimą. Svarbiausia, tai kaip minėjau, noras padėti ir domėjimasis sveikatingumu. Tai viską, ką jums reikia tiesiog atsakyti savo, kodėl jūs čia norėtumėte ar nebūti, kodėl norėtumėte gal keisti visų pirma savo gyvenimą, ką jums gali duoti būtent Zinzino veikla, tai gal tiesiog kitokio pobūdžio veiklą, gal norite tiesiog dirbti iš namų, na, pasilengvinti, sakykime, savo gyvenimą, užsidirbti papildomų pajamų. Tai čia kiekvienam yra jau ar ne savo toks atsakymas, kodėl norėtų prisijungti prie Zinzino kompanijos. Mes tikrai padedame, dirbame su komanda, daug yra mokymų, palaikymo, tai tikrai viską, kaip minėjau, galima išmokti ir nebūtinai turint kažkokį medicininį išsilavinimą, tiesiog svarbiausia didžiulis noras ir aistra tam sveikatingumui. Na ir ką, kviečiu pradėti kurti savo veiklą Zinzino kompanijoje. Kaip minėjau, čia gali būti jūsų papildomas tiesiog ar ne užsiėmimas, kai kam tai gali būti iš karto nauja pradžia visiškai naujos veiklos ir ją galite pasinerti visų savo laisvų laikų ir pajėgumų. Tai viskas, ko jums reikia, tiesiog tada susisiekti su žmogumi, kuris jūs šiandien pakvietė į šį webinarą ir toliau mes paaiškinsime visus jau kitus dalykus, nuo ko reikėtų pradėti. Ir tai yra, manau, viena gražiausių veiklų, kokia gali būti, tai yra padėti kitiems žmonėms būti sveikesniems. Na, o kalbant apie, sakykime, jau kitus ar nedalykus, tai ten, sakykime, uždarbį ir taip toliau, paaiškinsime tada asmeninėme susitikime, būtent pritaikant ar ne pagal jūsų poreikius, pagal jūsų įsivaizduojamas laiko sąnaudas, kiek jūs čia žadate skirti laiko šiai veiklai. Na, viskas, kaip minėjau, yra tikrai įmanoma. Svarbiausia norėti pakeisti savo visų pirma ir kitų žmonių gyvenimus. Tai labai labai ačiū Jums už dėmesį. Jeigu turite kokių klausimų, tai mielai atsakysiu, o jeigu norėsite kažką paklausti, tai kaip minėjau, susisiekite su žmogumi, kuris ar ne pakvietė Jūs į šį webinarą. Gerai, ačiū už atgalinį ryšį. Matau čia jau širdutės ir visa kita. O klausimų ar turite? Pažiūrėsime dar susirašinėjimus. Gerai, supratau. Gerai, tai jeigu neiškilo klausimų, tuomet sakau Jums viso ir labai lauksiu Jūsų kituose webinaruose. Visiems gražaus likusio laiko. Iki. Ačiū.